Buvo visų pirma knyga ir jau vėliau, besimokant Vilniaus universitete, tai veikla jau studentų sąjungai. Nes per tai tiesiog žmogus užmezgė ryšius su kitais, pažini pasaulį, o kas svarbiausia, mano nuomonė, gyvenime yra, tai yra pažinimas. Na, įdomiausias tai būdavo, aišku, jaunam žmogui tai sportas. Kadangi krepšinis, tai, žinot, antra religija Lietuvoje, tai mes pradėdavom dieną ir baigdavom dieną. O kokia pozicija buvo jūsų? Gynėjas, jo. Ir prieš ką teko gintis? Teko gintis, vieną kartą gyvenimą teko gintis prieš Arvydą Sabonį. Pavyko įmesti per Sabonį? Ne, bet ačiū Dievui, jis manęs nesumindė. Eidavom ir į Tauragą, ir Rūdninkus, ir į Žemaičius. Tai buvo barai, tuo metu nebuvo daugiau pasirinkimo didelio. Aš buvau galbūt drąsesnis negu kiti mano kolegos teisininkai, todėl mes ir aktyviau pasisakėm už Lietuvos laisvę, nepriklausomybę, o taipogi ir už studentijos savivaldą. Ir matyt, pirmieji įgūdžiai diplomatinio meno buvo kaip tik įgyti tada 89–90 metais. Ir aš pats jaučiu, matau ir džiaugiuosi, kad naujoji karta yra gudresnė, yra žymiai verslesnė. Ir tai, manau, yra ypatingai svarbu. Ir drąsesnė. Pirmiausia, aš tikiu asmens laisvę ir galimybę pasirinkti tai, ko širdis labiausiai trokšta. Negalima įrėminti žmogų, pasakyti, kad tu būk skautas, o tu būk dar kažkas ten, užsiimk sportu, jeigu tu negali sportuoti. Tai manau, kad visų pirma, aš seksiu ir žiūrėsiu, kaip mano anūkai ateity, kokį pašaukimą jie turės, ko jie norės būti ir kaip save reikšti. Antras, aišku, aš dalinsiuosi savo patirtį. Manau, kad svarbiausias dalykas, ką žmogus gali padaryti, tai pasidalinti, kaip aš augau, kokioje aplinkoje ir kaip mano asmenybė ugdėsi. O jinai ugdėsi perimant istorinę tiesą, jinai ugdėsi sportuojant ir jinai ugdėsi dalyvaujant bei atkuriant Lietuvos studentų sąjungą, dėl ko aš labai didžiuojuosi.